Labas visiems, labas tau, Rugilė. Labas, Lina. Taip, mes oficialiai pradedam. Pirmas mūsų pokalbis su partnerė, naujokė. Kiek esi čia? 3 ar 4 mėnesiai. Pati pradžia. Taip, tai visada norėjau išvystyti tokią pokalbių laidą, kur tinklininkai galėtų pasidalinti savo patirtim, nes iš tikrųjų esti labai daug mitų, nuogąstavimų ir nepagrįstų baimių ateiti į šią galimybę. Jo, tikrai labai daug baimių yra, labai daug nežinomybės ir labai daug mitų, kuriuos tikrai yra labai galima paneigti greitai. Pirmiausia, šiandieną mūsų tema yra kokia? Tuoj pažiūrėsim. Dvejojau, bet pasiryžau. Ar geriau skambėtų dvejojau iki kol pasiryžau? Jaučiu dvejojau iki kol pasiryžau, nes dabar dvejonės jau nebelika, žinau. O buvo taip, kad aš esu moteris, drąsiai tiesiog dalinuosi šią galimybę su daugeliu moterų, su kuriamis mes turim kažkokią bendrystę. Ir aš atsimenu, kad aš Rugiliai pasiūliau šitą galimybę. O Rugilė taip kaip daugelis, žinot. Tyla. Nenoriu, nereikia, neturiu laiko, nemoku. Čia yra standartiniai tokie posakiai ir aš suprantu, kad galvoju, kodėl nemato tokios galimybės, kaip aš matau. Čia tiek daug yra savirealizacijos, čia ir uždarbio galimybė, ir bendrystė moterų, ir kūryba, viso, ko reikia moteriai. Galvoju, kas? Rugilė, tu gali atsakyti? Kas labiausiai baugina, dėl ko pasakai ne? Pradžia tai yra tas, kad tu galvoji, kad tu turėsi eiti kišti kitiems produktą, tu turėsi jiems rodyti, koks tai nuostabus daiktas, įrodinėti jiems, nors taip visiškai nėra, dabar jau suprantu tą, nes einu per savo prizmę. Tai aš žinau, kad žmonės įsigyja dėl to, kad aš pasakau, parekomenduoju, papasakoju, kad aš pati naudoju, kad tai pasiteisinęs produktas. Tada vėl kitaip žmonės ir tau tikrai nereikia įkišti, brukti, nei ten katalogų duoti, nei kažką. Tiesiog yra video formatas šiais laikais labai fainiai, pateik, žinai viską. Paskui kita baimė yra, kad tau reikia nusipirkti lagaminėlį. Ir aš pati pasidariau klaidą, nes nusipirkau mažąjį. Tai to labai nerekomenduočiau niekam daryti. Geriau iš karto pasiimti didįjį, kur 120 eurų ir tu esi visiškai ramus tuo klausimu ir tu turi savo darbo įrankį. Nes iš pradžių tai gal aš net nesupratau, kad tai bus mano pagrindinis darbo įrankis. Nors atrodo visą laiką aiškiai stengiuosi papasakoti, bet atrodo taip kitiems. Aš įtariu, kad tai yra naudinga tam žmogui, kuris tave kalbina, dėl to jisai verčiasi iš 9 batų, kad tau papasakoti, kaip pasakyti, hiperbolizuotai, labai gražiai apie tą kompaniją, kad tik tave priviliuoti, ne? Jo, taip ir yra iš tikrųjų, kad ir kur bekviestų, kad ir bet kokią kompaniją visi visą laiką sako, oi čia kaip gerai, kaip čia viskas gerai, ir tu nustoji tuom tikėti. Tai tik tai savo kojom, kai įžengi į tą, tada supranti, kad jo, čia yra tikrai labai gerai. Tai visgi, tu ilgą laiką, gal nežinau, kaip pusę metų iš tikrųjų, mes jokio paskui kontakto nebeturėjom. Ja. Ir kaip tu nusprendei, kad reikia man parašyti ir kad visgi tu nori ateiti į Čiogan galimybę? Žinok, aš pati labai taip galvojau ir vakar, ir čia kelis vakarus prieš tai, kodėl aš nusprendžiau tau parašyti vis dėlto ir prisijungti į Čiogan. Tai ir taip galvoju ir aš neatsimenu. Aš tiesiog vieną vakarą sėdėjau ir aš supratau, kad aš nieko neveikiu daugiau, tik su vaikais ir darbu savo oficialiu to. Aš tikrai noriu kažką veikti, aš žinau, kad aš galiu, kad man reikia ir papildomų pajamų ir aš produktus jau buvau bandžiusi nusipirkusi iš kitų, tai galvoju, tai viskas, parašiau Linai. Ir labą dieną, aš jau čia. Bet kaip įdomiai, dažniausias pasiteisinimas žmonių, kuriuos mes kviečiame ateiti į mūsų bendrystę, tai sako, kad aš neturiu laiko, bet tu taip pat esi 2 nuostabių mergaičių mama. Taip pat dirbi pilnu etatu, nuo ryto iki vakaro, turi tos pačius savaitgalius, reiškia, turi tas pačias 24 valandas ir tau dar reikia ekstra veiklos. Kodėl? Nežinau, ekstra veikla plus ekstra pajamos, greičiausiai tas yra lygybės ženklas. Matai, kažkaip tu galvoji, kad buvo toks momentas, kai aš dukra pradėjau į 5 klasę ir tu negali jos palikti vienos, tau reikia padėti pamokas daryti. Tai gerai, reikia padėti. Tai vadinasi, tu būsi namie, bet tu nesėdi ištisai prie jų, tu turi laisvo laiko. Tai ar aš sėdėsiu ant sofos, ar aš ten, nežinau, su drauge gersiu arbatą ištisai, ar aš geriau užsidirbsiu daugiau, žinai. Tai tas toksai gaunas kažkaip išsilyginti. O dabar dar iš viso pridėjau 3 veiklą, dar pradėjau sportuoti, vėl grįžau sporto. Tai dabar darbas pilnu etatu, 2 dukros, sporto klubas ir Čiogan kompanija. Ir viską suspėjau. Ir čia reiškia išplaukia tokia išmintis jau mūsų senolių, kad kuo daugiau darai, tuo daugiau padarai.
Taip, ir labai svarbu yra susiplanuoti tą laiką. Tu susiplanuoji, tu apgalvoji viską į priekį, kaip tu darysi, ką tu darysi ir tada viskas gaunas labai puikiai. Va, tai dabar sakyk, tu esi šioje veikloje ir nuo ko tu pradėjai? Aš pradėjau nuo valiklio. Iš pradžių, pirmiausia, net ne kompanija būdama, aš įsigijau valiklį. Man labai patiko. Tada, jau kai su tavim susitikom, viską išuoščiau, žiūrėjau, galvoju, aš noriu. Ir prasidėjo mano kelionė. Kremai, šampūnas, būtiniausias man buvo pagalbininkas, tai beprotiškai labai tinka. Paskui kvepalai, namų kvapai. Nežinau, tiesiog dabar tai aš jau viską naudoju iš čia. Paminėjai kvepalus. Šiandien įėjai pro duris, pirmą įėjo kvepalai, paskui įėjo Rugilė. Aš sakau, Rugilė, kuo tu čia taip prabangiai ir skaniai kvepi? 97 numeriuku. O jisai mano dar yra netrastas. Paimk mėginėlį, pauostysiu, apie ką tai yra. 97. Žinot, tarp tokios gausybės ir aš ne viską visada pastebiu. Labai skaniai. Ir greipfruktą jaučiu. Wow. Toks geras labai. Labai geras. Taip. Turėsi mintyje. Tai va, Rugilė, o kas tau šioje veikloje, pavyzdžiui, buvo sunkiausia? Iki tos vadienos. Sunkiausia, kad įsivažiuoti, ne? Nežinau, iš tikrųjų, žinok, aš matai storių kelti, neturiu problemos. Aš neturiu tos baimės kažkokios komentarų blogų ar kažko. Sunkiausia gal buvo tas, kad pradžioje tu nežinai dar tų visų produktų, žinai. Ir dabar aš tikrai dar jų nežinau, nes čia neįmanoma tiek produktų žinoti visus iš karto. Tai ką tu turi parekomenduoti žmogui, kai jis paklausia, o turi gal tokį, žinai. Ir aš dar nežinau, bet aš turėjau pagalbą. Tai aš turėjau tave, aš turėjau chatus mūsų visus, kur aš galiu kreiptis ir man bus patarta. Tai jo, sunkiausia yra tas, kad ta pradžia, kad tu nežinai produktų ir tu nežinai, ką gali reklamuoti, kas tikrai yra gerai, nes tu dar neišbandęs viską. Bet žinai, vienas iš tų dar kažkokių susiformavusių momentų yra, kad visi galvoja, kad atėjai čia ir per pirmą mėnesį tu jau uždirbi. Kažkaip dar yra toks trumpas suvokimas, kad reikia įdėti laiko, susipažinti su informacija, su pačiais produktais. Čia yra verslo niša, kurioje tu taip pat turi įgyti ir įgūdžių. Bet, pavyzdžiui, tu sakai, tau nėra problemos filmuotis, ar ne, į kamerą, socialiniuose tinkluose dirbti, kas yra paprasta iš bet kurios vietos. Taip. Ir tada, kada turi tą laisvą minutę. Bet, o ką daryti žmogui, kuris niekad nemoka, bet tiesiog niekada nebandė ir mano, kad jam nedrąsu. Reikia to nedaugiau laiko, reikia daugiau praktikos. Taip, turi laiko, turi pasitikėti labai savimi ir tai, ką tu rodai žmogui. Aš manau tik tada ir tu supranti, kad tau nuo to tik bus geriau. Ir tada išdrįsti viską padaryti. Aš dabar jau net išdrįstu turgelį vakar apsipirkinėdama pakalbinti, kas prekiavo kitais produktais, sakau, o gal domintų dar kiti. Tai jau dabar nebėra tas problemas tokios. O kaip tai būna nuo to momento, kai tu galvoji, praktiškai apie ką tu galvoji, tinklinė rinkodara, kas tau, su kuo tau asocijavus? Tikriausiai kažkokia sena nuostata? Nuomonė susidariusi? Tai va, žinai, taip yra apie tą tinklinį marketingą, tai kaip visi sako, eiliniai platintai. Tai ir aš taip pat galvoju. Tai galvoju, va, Jėzau, su tais katalogiukais čia visokiais patrinti, pauoistyti dar kažką. Toks labai sens užsisenėjęs labai ir toks, nefainis požiūris yra žmonių. Ir tik tai kaip po to, kai pabando, kai paturi, žinai, ir pati tuom irgi, kai pabandžiau, pauoščiau, pačiupinėjau tus produktus, tai tada supratau, kad, labai klaidingai dabar visi galvoja. Bet aš realiai galvoju, kad tinklininkai patys ir sugadina savo tą tokią reputaciją iš tų senesnių laikų, nes tikrai yra žmonių, kurie galbūt neatsakingai tai daro. Rekomenduoja tai, ko patys nebandė, ko gero net patys nenaudoja produktų, per daug padaro tos produktus stebuklingais, papasakojo žmogui ir tada tas žmogus, žinoma, jis nusiperka produktą, jeigu jam tai buvo labai labai patikta kažkaip tai hiperbolizuoti, kažkaip, wow, stebuklas, čia dabar tau rauklis išnyks ir faktas, tada žmogus pasitepė, pabandė ir galvoja, nieko čia tas rauklis neišnyko, žinai. Tai aš visada kartuoju ir savo partneriams, kad dirbkim su tais produktais, kurie mums patiems labai patiko. Ir nepadauginkim, nepagražinkim, neperspauskim. Tai turi eiti viskas natūraliai ir taip, mes turim unikalų produktą. Tinklinis rinkodaros produktas, jis visada yra kažkoks kitoks, ar ne? Taip. Ir tai mūsų yra stiprioji pusė. Tik tai mes turim
patys save auklėti, kad nereikia kažkaip taip perdėtai, kaip jūs Nereikia, žinai, pasakojate. stebuklingai nupiešti viso vaizdo. Reikia pasakoti, kaip yra realiai, kad vieną mėnesį gali būti geriau tu uždirbsi, kitą mėnesį blogiau tu uždirbsi, nelygu kiek tu darbo įdėsi, kaip tu viską elgsies. Apie produktus lygiai taip pat, tarkim, aš naudoju tai ir kas man pasiteisinę, aš esu garantuota, kad tai yra labai gerai. Aišku, dar yra individualu, dėl pačių žmonių, žinai, to tokio organizmo reakcijų vėl, žinai. Bet jeigu tu išbandai, tu nufilmuoji, tu parodai, ir žmogus sako, ar tikrai, man tikrai padeda. Kaip jums bus, aš negaliu duoti 100% garantijos, bet ar tai kokybiški produktai, taip aš tą galiu pasakyti. Tai tavo kompanijoje šioje koks yra varikliukas, nes dažniausiai pasirenkame, su kuo mes dirbame, nes turim savo, pavyzdžiui, top 5 produktus, ne? Tai kas tau yra tas tavo arkliukas? Mano arkliukas, kadangi aš vargstu su namų valymu, nes 2 dukros, o aš laiko nedaugiausiai tam skiriu, tai man arkliukas yra labai namų valikliai visi. Toliau, kas yra labai labai man pasiteisinęs produktas ir aš, nežinau, visiems galiu dėkoti už tai, kad atradau, tai šampūnas nuo Pleiskan. Kažkas yra stebuklingo, nes labai daug metų vargau su pačiu savo galvos oda. Tai labai mane išgelbėjo. Kvepalai. Jezu, kaip aš mėgstu kvepintis ir aš visą laiką prisiperku visokių tokių ir paskui stovė tokie nei pirmyn, nei atgal, o čia aš atsisėdu, aš pasiuostu, išsirenku, aš žinau, kad tikrai patinka, jeigu reikia aš pasiėmu mėginėlį, pasipurškiu, pasibandau tą dieną ir žmonėm irgi taip pat yra, tarkim dabar, nesenai draugė nusipirko 3 kvepalus mažais kiekiais ir žinai, ir jinai man rašo, aš noriu didelio kiekio iš to kvapo. Aš sakau, tai tu ką tik turi, žinai, dar, bet sako, jis man tai patinka, aš žinau, kad aš jo norėsiu. Darai užsakymą, priimk ir šitą dar. Tai tas kvepalai labai pasiteisinę taip pat. Kūno priežiūros priemonės, ką tik savo bandžiau dar, tai irgi labai patiko, bet dar nedrįsau to parodyti žmonėm, nes gal tai yra, žinai, toks labai asmeniškas dalykas, kaip ta tavo oda yra. Tas toks ar tavo sausėjimas, ar kažkas. Kiti taip, žinai, gali pažvelgti iš to šono, taip. Nors tai yra tikrai odos sausumas, sakykime, pleiskanojimas yra dažna problema, bet taip. Mes linkę rodyti tai, kas yra labai gražu į eterį, o visa kita, taip kažkaip tai nuslėpti. Nes jeigu tu parodai, tarkim, nešvarius namus ir kaip tu juos išsivaliai, tai sulauksi nevalą. Sulauksi labai dviprasmiškų, sulauksi arba va, Jėzau, kaip apleisti namai, arba vau, kaip gerai nuvalė. Tai Čia vėl priklauso nuo požiūrio. Dabar, kaip tu galvoji, į šią galimybę, kokie žmonės žvilgteli, ateina čia? Ar gali čia visi dirbti? Aš manau, kad gali dirbti visi, tik tam vieniem reikia įdėti daugiau darbo, kitiem reikia įdėti mažiau darbo į tą. Kad taip sėkmingai keliauti, žinai. Bet faktas, kad turi būti tikrai drąsus žmogus, nes tu turi drąsiai kalbėti apie tai, ką tu naudoji, tu neturi slėptis ir bijoti pasakyti, kad aš platinu, žinai. Ne, tu turi drąsiai iškeltą galvą tą pasakoti, aš manau. Ir man atrodo, ir apskritai aš su šituo žodis platinimas, aš jo vengiu, nes man atrodo tai, ką mes darom, kokias mes sritis apriepiam, kiek mes įgūdžių įgyjam, per kiek mes skirtingų pereinam kategorijų, tiek pardavimai, tiek vadybinis kelias, tiek rinkodara, mes esam ir organizatoriai renginių, ir vedėjai, mes čia tokia yra plati amplitudė, ką mes galime daryti, tai vien, kad tik tai žodis platinti, man atrodo, tai iš tų laikų, kai būdavo su katalogais, o dabar tai yra tiesiog tinklininkai, o tinklininkas tai labai wow, man atrodo, pagarbos vertas yra titulas, nežinau, profesija, nes čia turi tai būti vidumi tiesiog išlavėjęs, pasikaustęs ir, kaip sakau, tie, kas mėgsta asmeniškai augti ir tobulėti, kas mėgsta iššūkius, tai ši veikla yra tobula. Žinai, šitam darbui, šitai veiklai, tu labai save tobuli. Be proto, visi mokymai, visos žinios. Tai tu ne tik, kad šitam darbui apskritai tu labai plėti save, žinai, tą mąstymą, visą tą tokį žmonių supratimą. Man tai super, man labai patinka, kad aš galiu praplėsti savo žinias. Pavyzdžiui, kaip aš esu būtent Čiogan kompanijoje, tai esu jau metai, bet apskritai mano patirtis tai visumoje yra 9 metai. Ir tai leidžia man, pavyzdžiui, atsiremti į savo pagrindinės vertybės, tai yra laisvė, planuoti savo laiką, planuoti savo uždarbį ir ko gero veikti taip, kaip man yra priimtina, taip kaip aš save pajaučiu. Bet man patinka daryti podcastą, aš paimu ir padarau, ne?
man patinka kažką pafilmuoti ar susitikti, tai yra mano toksai darbas ir man jisai patinka, man nereikia dirbti monotoniškai nuo 8 iki 5 nurodytom valandom. Be abejo, nesakau, kad klasikinis darbas, samdomas darbas yra blogai, ne, jeigu reikėtų tikrai sugrįžčiau, bet aš labai džiaugiuosi galėdama savo dirbti taip laisvai ir matyti savo vaikus augančius ir išsimiegoti kiek noriu ir planuotis savo laiką ir atostogas turėti, kada noriu. Žodžiu, čia yra labai labai daug pliusų. Bet visgi grįžtant prie tos temos, kad visgi kažkaip tai atsargiai žmonės žiūri. Labai atsargiai. Vat ko reikėtų galbūt į viešumą labiau, apie ką labiau reikėtų šnekėti, ką rodyti, kad tie žmonės tiesiog pakeistų galbūt tą nuomonę. O gal pakeisti tik tai reikia pačiam ateiti, tiesiog išbandyti. Jo, kai savo išbandai, ko jau matės, tai tikrai yra daug aiškiau viskas ir nusišviečia. Kiti žmonės, žinai, kai aš neku, kai siūlau jiems ateiti, pabandyti, susibendrauti su Čiogan kompanija, su visais produktais, labai yra įsisenėję stereotipai, kad oi, čia tikrai ne, aš bandžiau ir vieną, ir kitą. Ir tada aš suprantu, kad tave sugadino kažkas tas kitas, nes iš tikrųjų labai yra tas požiūris iškreiptas, žinai. Jo, čia tie senieji mokymai, kad negirdėk žmogaus žodelio ne. Vis tiek apeik iš kitos pusės žodžių, vis tiek tą žmogų turi taip paveikti, nes ne, kad jisai vis tiek sutiktų, ne? Taip, tu vis tiek kažkaip atrandi, prieini tą kelią. Bet mes jau to, aš niekada to ir nedariau. Aš asmeniškai, jeigu žmogus sako ne, tai okei. Ne, jo yra teisė rinktis ir ne visi galbūt ir gali užsiimti šitą veiklą. Jeigu eiti į profesionalėjimą, ta prasme, toj srity, žinai. Taip, ne visi nori tobulėti, ne visi nori dėti pastangų, visi tik tai nori pinigų. Bet kalbant apie pinigus, čia galima tikrai uždirbti. Kompanija Čiogan tai yra viena perspektyviausių ir daugiausiai duodanti uždarbio, ar ne, apskritai, lyginant kiek aš jau esu išanalizavus tų kompanijų, tai tie, kas nori užsidirbti. Gerai, puiku mes turime įrankį, ar ne? Kvepalai. Aš nemaniau niekada, kad man tai patiks dirbti su kvepalais, nes kvepalai patys už save pasakoja istoriją. Tiesiog žmonės patestuoja, pauostų ir jie supranta, jie nori to kvapo ar nenori. Tai yra paprasta dirbti. O nuo kvepalų, jeigu tau, pavyzdžiui, reikia, sakykime, per mėnesį užsidirbti plus 500 eurų, tu drąsiai gali su šito kvepalų lagaminėliu užsidirbti, dėl to, kad tau lieka antrą tiek. Tai nėra jokia paslaptis. Jo, tik reikia sugebėti įdėti pastangų, žinai, kad bendrauti su žmonėm žmogiškai. Jeigu tu bendrauji su žmonėm žmogiškai ir tu papasakoji viską, kaip čia yra, kodėl tie kvepalai yra tokia kaina, o ne šimtais, kaip visi pripratę, tai jo, tada labai yra paprasta. Žinai, tie kvepalai, dažniausias klausimas būna, ar jie laiko, nes jie prie fufeliukų pripratę, prie analogų, kur ten nežinau, turi buteliuką nešiotis ir vien tik tai pruškaliuotis. Pavyzdžiui, man laiko drabužis iki kol aš išskalbiu. Šiaip jo, man irgi žinok, aš kalbant apie kvepalus. Tai... Jo, bet ir namų kvapai labai puikiai laiko, tik yra toksai niuansas, kad jeigu tu nori grožio salone jį pasistatyti, tu turi statyti didesnį, nes yra praeinamumas didesnis žmonių, vis tiek vėdinimo sistemos, tai visą laiką rekomenduoju salonuose statyti didesnį kiekį negu 100 ml tikrai. Jeigu namie nedidelė patalpa, tai nuostabiai kvepia tikrai. O pavyzdžiui, čia yra sunku apskritai šioje veikloje dirbti tikslingai. Nes čia tu turi pats, mes turim planuoklius, planuojame savo darbo užduotis kiekvieną dieną, kad nepamesti savo ataskaitas duodam, kad įsivertinti. Jeigu žmonės sako, atėję šiek tiek į kompaniją ir sako, ai, man nesiseka, neturiu rezultatų, neparduodu, tai iš karto galime pamatyti, jeigu tu turi planuoklį, atsiverti ir tu matai, kiek tu padarai veiksmų, ką tu padarai, kad tau tie rezultatai būtų. Tu tokį turi planuoklį? Aš turiu tokį planuoklį, jau turiu. Iš pradžių neturėjau, žinok, tikrai prisipažįstu, nes galvoju, kam reikia. Taip, dabar aš jį turiu, aš susirašysiu su savo mėnesio tikslus, aš susirašysiu, ką aš kiekvieną dieną daryti turiu ir netgi tai būna, kad vakare atsigulus į lovą man šauna kokią nors idėją tiesiog. Tai aš pasiimu telefoną, nes jis arčiausiai būna ir aš susirašau, ką aš turiu dar padaryti. Ką aš norėčiau dar padaryti, žinai. Tai čia praktiškai tu dirbi visada. Taip. Šioj veikloje, tai čia net nedarbas, tikrai neapsiverčia žodis, kad yra darbas, liežuvis neapsiverčia, tai pasakyti, čia yra tiesiog gyvenimo būdas. Taip, tai yra papildoma veikla, kuri tau suteikia malonumą, žinai. Nes produktai yra labai tokie, faini, kokybiški, man aš negaliu jų išgirti per daug, nes paskui sakysiu, jau čia vėl meluoji, žinai. Bet taip, man tai labai, žinai, patinka veikla, kad aš
visur nešvas ir aš žinau, kad aš gerą daiktą parodysiu. Bet ir šiaip moteriams, aš nežinau, tie buteliukai, tie išpakavimai produktų, dekoratyvinė kosmetika, papuošalai, profesionali buitinė chemija, maisto papildai, visko čia mes turim. Labai daug. Tas yra gerai, žinai, kad nėra apsiribota tik vienu ten kažkokiu produktu. Tai yra, labai platus spektras produktų. Kai tu, jeigu nenori valiklių, nenori kvepalų, imk veido priežiūros priemonės, imk dekoratyvinę kosmetiką, nenori to, gerai, imk kūno priežiūrą, imk papildus, žinai. Labai man tas patinka, kad aš galiu pasirinkti, netgi kurią dieną apie ką šnekėti. Vieną dieną apie kvepalus, kitą dieną apie plaukus, žinai. Tai man tas patinka, nesame apriboti labai, žinai, mes turim platą asortimentą. Tai visgi sakytum, kad vis tiek žmogus turi pratintis prie socialinės medijos ir vis tiek išdrįsti, parodyti, pasakyti, kad užsiima kompanija, pavyzdžiui, Čioga, nes kitaip atrodo, kaip tu sudominsi savo auditoriją. Jeigu tu niekam nepasakysi, tai niekas ir nežinos. Bet yra mano komandoje žmogus, kuris dirba vien tik tai gyvai. Jo, aš žinau tokių žmonių. Tai aš pati savęs neįsivaizduoju, kaip aš turėčiau dirbti be socialinių tinklų, žinai. Nes man per čia yra komunikacija. Aš darbe taip, aš apie tai išneku, aš kažkur nuėjus, taip aš apie tai irgi papasakoju. Jeigu matau, kad žmogui nors kažkiek įdomu ar kažką, žinai. Bet jeigu vien taip per žmonės, greičiausiai man nebūtų taip gerai, kaip yra dabar, žinai. Man socialiniai tinklai labai daug duoda. Tai vadinasi, tinklinė rinkodara tai yra žmonių tinklas, per kurį juda kompanijos produktas. Ar čia tik tai vien parduoti gali produktą? Pavyzdžiui, jeigu žmogus yra iš prigimties verslus ir pardavimai yra bet tai nėra tai, kas žmogų motyvuoja. Tai čia, pavyzdžiui, kitas rytis yra vyrai, kokie jie strategai šioje veikloje ateina. Jie tikrai neteina labai jau, kaip mes moteris, su emocija, kaip kvepia kvepalai, kaip ten tepasi kremukai. Jie ateina su strategija, kad kuo daugiau žmonių pritraukti į šį verslą, apmokyti ir kad tie žmonės taip pat galėtų dirbti, užsidirbti, siekti savo tikslų, kiekvienas pagal savo poreikį ir taip tada. Tai ir yra tinklas. Tinklas patenkintų žmonių, dirbančių čia ir įsigyjančių produktų savo ir kitiems. Jo, žinai, tu vis tiek tu už pardavimus uždirbi, bet jeigu tu susikuri savo gerą komandą, tai visa komanda to pačiu gerai uždirba, žinai, vienas kitam tu padedi ir finansiškai tikrai labai jaučiasi, kai tu turi dar komandos narių, manau. Nes tai vėl yra organizuojama apyvarta komandiškai ir tai dar yra taip pat komisiniai. Taip, komisiniai yra gerai. Taip, kuriuos tu gali taip pat ir mėgautis produktais, 100% apsimokėti už produktus, arba tu gali tiesiog persivesti į savo banko sąskaitą. Išsigryninti, taip. Labai gerai. Kai žmonės galvoja, kad viską galima uždirbti tik nuo pardavimų, tai aš taip galvoju, rimtai jūs nežinote, ne? Tai tada jau aš tokia, aš tau papasakosiu, žinai. Ir tada bandau paaiškinti žmonėm, kad kompanija tau duoda dar už tai, kad tu parduodi, kad tu turi komandą, kad tu plėti viską. Kad tu garsini tos kompanijos vardą ir atvedi daugiau žmonių, kurie patys šioje srity tiesiog skleidžiasi, realizuojasi. Nori tu esi pardavėjas, nori tu vadybininkas, nori tu rimtas verslininkas, turintis tarptautinį verslą ir komandiškai dirbti yra žymiai smagiau ir efektyviau. Naudingiau, žinai. Ir efektyviau. O beje, kovo 1 dieną mūsų laukia didelis renginys Kaune. Taip. Ar tu jau turi bilietą? Žinoma, kad aš turiu bilietą. Ar viena važiuosi, ar galbūt iki to laiko gal komanda? Aš labai tikiuosi iki kovo 1, kad komanda dar kažkas prisijungs ir važiuos kartu, bet viskam reikia laiko, kadangi aš dar visiškai čia naujai, tai manau, kad žmonės stebėdami, žinai, matydami, su laiku prisijungs, žinai, daugiau ir tada jau norės mokymų. Naujai, bet jau kai atėjai čia, tai kai ugnis, iš karto 1 mėnesį pirma kvalifikacija. Tai yra iš tikrųjų 500 PT taškų. Taip. Kas yra ten maždaug, jeigu tai paskaičiuoti, kokie 800 eurų pardavimai? Jeigu nedaugiau dar. Jeigu nedaugiau. Žiūrint, su kuria kategorija dirbi. Tai matot, 1 mėnesį atėjus, žmogus jau gali užsidirbti drąsiai 500 eurų, pavyzdžiui.
Jo, jeigu tu nenori savo nieko įdomus. Bet kadangi tu visko dar nori, tu prisirenki savo, tai reiškia, tas pelnas yra tavo, toksai, kad tu ant produktų savo pasiimi tiek pasibandymui, tiek naudojimui, žinai. Tas irgi yra labai gerai, nes, nu, tu realiai uždyka savo gavai produktus. Taip, bet jeigu žinai kokius 500 į produktus, tai čia jau namai skęstis į produktuose. Taip, Rugilė, gal ko nors nepaminėjau? Ką tu norėtum pasakyti, pavyzdžiui, mūsų klausytojams? Aš labai norėčiau, kad tu pasakytum, kaip tu patekai į tinklinį marketingą. Net ne būtent į Čioginą, bet apskritai prieš tas kiek, 9 metus? Prieš 9 metus. Aš esu, kaip aš sakiau, turiu vertybės laisvę ir labai mėgstu perspektyvą. Aš tuomet dirbau samdomam darbe, su baltu kalačiuku, viskas buvo tobulai, darbo valandos, viskas tobulai. Bet esu žmogus žingeidus, man labai patinka augti, man patinka iššūkiai, aš negaliu stovėti vietoje. Ir niekur daugiau nėra tokios panašios veiklos, kuri leistų man veikti taip, kaip aš noriu. Kai turi vadovą už nugaros, apskritai, kai dirbi kažkam, tai ten yra tavo pareigybės, viskas tau nusakyta, pasakyta ir jau kažką iš šono tu nelabai ir gali. O aš esu tokia veržlus žmogus, lyderiaujantis, man reikia pačiai savo susikurti dieną, aš matau, kaip man reikia veikti, ką man reikia daryti. Esu rezultatų žmogus, man patinka, aš galiu dirbti praktiškai 15 valandų per dieną, kas liečia tai, jeigu man patinka. Ir žinios, man labai patinka kiekvienu kartu vis naujų žinių įgyti ir jas pritaikyti, panaudoti. Pavyzdžiui, podcastai, tai, sakykime, toks podcastas mano irgi yra dabar pirmas. Jeigu mes toliau tęsime tas laidas, analizuosim vis giliau temas tinklinio rinkodaroj, tai vėl bus naujas amplua ir taip pat uždarbio galimybė. Žinoma, aš atėjau su ta mintim, kad tiesiog, atsimenu, tada žiūrėjau per langą ir galvoju, vat Dieve, duok man tokią kažkokią tai galimybę, kur galėčiau save realizuoti, kad tai būtų kažkas tokio, ko nėra dar daug Lietuvoje. Kalbėjau būtent, turėjau minti kažkokią tai kompaniją, tuomet ir nebuvo praeita kompanija, kur jau labai žinoma, reikėjo pačiai dirbti ir kad tai būtų perspektyva man augti ir uždirbti normaliai. Tai vat, taip kažkaip po 2 dienų ir atsirado. Žinot, kai ieškai, visada atrandi. Vat šitą yra dėsnis. Reikia būti atvirai galimybei, pastebėti ir niekada iš anksto nenusiteikti, kad man nepavyks, galbūt ne. Vat įbriskit, pasižiūrėkit, kaip tai atrodo, pabandykit ir tada galit savo maks įdėję pastangų, pasimatavę pasižiūrėti, čia jums ar ne jums. Bet... Žinai, kas yra gerai su tinkliniu marketingu? Tu turi laisvę, visišką laisvę. Aš kada noriu, tada padarau. Noriu ryte, noriu vakare, noriu per pietų pertrauką, nes tarkim, kaip aš dirbanti, arba tarkim, jeigu mama su vaikais, žinai, būtų, tai yra nuostabus momentas, žinai, tu gali, kada turi laiko, padarai kažkam pareklamuoji, yra visą laiką, jeigu tarkim, mamytės viso, žinai, kai sako, oi ne, aš su vaikais neturiu laiko, bet tu su draugiam susitinki gerti kavos arbatos, kad vaikai kartu pažaistų. Tai tu ir čia papasakoji joms apie kvepalus. Visos norim kvepėti. Jėzau, kaip mes visos norim. Svarbiausia, tai yra tokie moteriški dalykai. Taip. Dabar dar toks klausimas, ar sunku parduoti produktą? Kol kas man tikrai nėra sunku parduoti produktą. Aš vien Instagram ir Facebook'e keldama storius, aš surenku pilnus puikius užsakymus. O tavo yra didelė auditorija? Sekėjai? Ne, pas mane tikrai nėra didelė auditorija ir peržiūrių tikrai nėra didelių, žinok. Tai kas tavo pirkėjai? Mano pirkėjai yra mano draugės, mano mama, uošvienė, bendradarbės, kažkas atėjo nuo draugės draugė, dar kokia, žinai, iš šalies žmonės. Nu, per rekomendacijas. Jo, per rekomendacijas pradeda ateiti, žinai. Tai va, tinklinė rinkodara ir yra komunikacijos ir ryšių mezgimo verslas. Be šito niekaip. Ne, reikia bendrauti, komunikuoti būtinai. Ir tam, kam patinka. Bendrystė, pokalbiai, susitikimai, naujos pažintys, renginiai, mokymai, tai čia yra idealu. Bet žinai, reikia neužmiršti to dalyką, kad tu nebūtinai turi būti viešas žmogus. Tu puikiai pati sakai, kad turi vieną komandos narį, kuris nėra viešas žmogus ir puikiai tą dirba, dėl to, kad kiti galvoja, kad kam aš pasiūlau, žinai, prisijungti komandą, visi sako, oi ne, aš tai negalėčiau kelti storių.
Žmogau, Šitas yra labai- kitų būdų. Tai nėra vienintelis būdas. Aš tai pagalvojau iš tikrųjų, kad esu užkėlusi kažkaip pat žmonių toj nuomonėje labai aukštą kartelę. Ir tą patį girdžiu, oi Lina, aš taip negalėčiau kaip tu. Tai aš galvoju, Jo. ar čia tiesiog toks malonus pasakymas, kad ačiū už kvietimą, bet ne. Ar čia iš tikrųjų jie žiūrėdami taip, kaip aš veikiu, galvoja, kad ne, nu jau šitaip, filmuotis, daryti, lysti į tą ekraną ten ar kažką pasako, tikrai negalėčiau. Bet kiekvienas va čia tame ir turim laisvę daryti taip, kaip mums patinka. Jo, tu pasirenki būdą, kokį tu nori. Tai socialiniai tinklai yra lengva, sakyčiau, visai būdas, žinai, Ir prieiti visada prie ten yra žmonių. žmonės Jo, socialiniai. ir ten pilna viskas Ir niekada gerai. jų netrūksta. Na, bet tai vuoj, kiek tu gali pasirinkti dar kitų būdų. Taigi mažiausiai jaučiu, žinai, kad tu gali eiti, į kirpyklą nueini papasakoji, nagus eini tvarkyti papasakoji. Bet aš į turgelį net neįėjusiu, jeigu papasakoti, žinai. Turi ir savo artimųjų ratą, tu vis tiek turi savo tą tokį burbulą draugų, šeimos, giminės, žinai. Bet tiesiog yra taip, kad nieko nėra per prievartą. Iš tikrųjų, jeigu man patinka šitą veiklą ir aš matau tokią didelę galimybę visoms mamytėms, apskritai toms, kurioms reikia pinigų, pradėti tradicinį verslą reikia turėti kapitalą. Bet šioje vietoje tu turi pats save, su tuo, kas tu esi. Šią momentę gali pradėti. O visą kitą mes turim nemokamus mokymus, mes turime bendrystę, palaikymus, vienas ant vieno mes mokomės. Čia nereikia iškart tau būti perfekt. Žinai, įsivaizduoji kiti, kad tu turi būti labai profesionalas, viską žinoti, viską mokėti. Ar mes profesionalai? Bet tai labą dieną, atėjau ir mokausi, to pačiu dirbu ir mokausi. Tai čia ir yra esmė, kad aš galiu suteikti savo laisvę, kokiu būdu aš noriu tai išmokti, kokiu būdu aš prieisiu prie viso tikslo, žinai. Kiekvienas turi savo. Žmonės nuo tų, supranti, tų profesionalų kartais irgi yra pavargę. Jo. Paprastumas. Žmogų traukia paprastumas ir nuoširdumas. Tai yra pati gražiausia veikla, nes tai yra žmogus žmogui rekomenduoja, žmogus žmogų moko, skiria laiką, skiria dėmesį tam, kad kitas žmogus atrastų save čia ir galėtų veikti. Tai žinai, mano istorija, tarkim, mane pažiūrėjus, tai visi, žinai, ten kelia profesionaliai sumontuotus, tokius gražius, nublizgintus. Ir tada ateina Rugilė, kur visai nėra nublizginta nieko, kur yra tikra realybė, kaip aš gyvenu, kaip aš naudoju produktus, ką aš gaminu valgyti, netgi aš parodau. Ta prasme, žmonėm yra įdomu, tavo organiškumas tas visas, žinai. Tai realus tas gyvenimas yra įdomus. Jo, labai. Bet nėra tiek laiko, kad viską parodyti. Ne, nes tai, atima laiko, tu nori, nenori, vis tiek tai atima laiko, bet man tai yra malonu. Man patinka. Tai mes gal tokias, žinai, biškai prie aktorių, tokias neišpildytos vaikystės scenos dėmesys. Tai mes pasirinkam taip veikti. Tai ką, tada paskutinis klausimas, Rugilė, tau dėl to, kad yra pusvalandis ir aš manau, kad žmonėms sutelkti dėmesį tiek laiko yra sudėtinga. Tai ką palinkėtum savo ir savo auditorijai? Savo auditorijai. Sau tai palinkėčiau sėkmės ir kūrybiškumo, nes jo tikrai labai reikia. O žmonėm, kurie dvejoja, tai nedvejokit, tikrai verta ir naudinga ir reikalinga. Tai yra savo, žinai, dėl savęs visos tos veiklos, tokios papildomos, gali tai būti nepapildoma veikla. Ką dar labai palinkėčiau, tai išbandyti visus produktus, kas yra pas mus. Viskas yra nuostabu. O pavyzdžiui, žinai, nėra man, kad viskas man atitiktų ir tai yra normalu, bet čia yra tokia galybė produktų virš 4000, tai aš būtent dirbu su tais produktais, kurie man patinka. Ir tada, žinot, nereikia nei pridėti, nei padauginti, nei, kaip sakant, hiperbolizuoti ir kažką valvau. Tai yra tiesiog produktas, kuris turi sertifikatus, kuris yra kokybiškas ir su kuriuo galima ir dirbti, ir pačiam labai gerą kainą įsigyti. Tai, aš dar nepataikiau, kuris būtų man blogas produktas, man kol kas dar viskas tiko. Neblogas, bet netinkamas. Neatitikęs. Taip. Tai ką, ačiū visiems už dėmesį. Čia buvo Rugilė Biliūnienė, charizmatiška mano partnerė, kuri dvejojo, bet pasiryžo ir šiai dienai. Labai džiaugiasi, kad pasiryžo. O tiek reikėjo vargti. Ilgai laukiau, bet sulaukiau. Ilgai laukti jos. Tai ką, duok 5. Ačiū tau labai už pokalbį. Sekančią. Iki.